tuščiavidurės ar vidinės žemės teorija, nu žodžiu, hollow, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, kuri yra, aišku, mažiau realistiška, netgi galbūt kaip Marso tie pasakojimai, bet jos negali irgi taip pat pilnai atmesti, nes jinai turėjo savo poveikį šitą teoriją, savo galbūt žavesį ir taip pat savo pėdsakus mitologijose, vat, Šambalos karalystės, Šangrila, Agarto, čia kaip tik tokių pavadinimai vadinama. Jos, aišku, jos priemamos ir pateikiamos mitologijai įvairiais lygmenimis, tai buvo daugiau kaip dvasinė būtis galbūt įvardinama, kaip kažkokia tai būsena sąmonė, sakykime, ar ten išminčių bendryje, kuri tiesiog savo būseną yra ypatinga ir įvardinama kaip išminčių šalis. Bet galbūt tai buvo ir susijęta su konkrečia vieta, visgi, kuri buvo kartais ieškoma, arba buvo laikoma, kad tokia yra Tibeto teritorijoje, tuometinio ir šiandieninio netgi ir kitose vietose. Ir iš to yra mokslininkai, kurie išvystė visą tai išsamiai ir plačiai ir remdamiesi tuo, kad netgi Žemė nėra iš tikrųjų taip gerai ištyrinėta, kaip kartais mes įsivaizduojam, gal arba kaip kartais teigiama, nepatikrinus faktų. Nėra taip realiai iš tikrųjų Žemė perskrosta kiaurai, apie kiaurą nekalbam. Na, aišku, sakoma, kad yra, užtenka to technologija, kurią mes patikrinam, viską žinoti, bet taip iš tikrųjų nėra. Giliau kaip 200 km, kaip teigiama, jeigu aš nepaėmiau, nieks nėra įėjęs į Žemę. Ir iš tikrųjų mes daugybės dalykų ten nežinom, daugybė gali būti slaptų. Tai yra tokia pakankamai didelė planeta, kuri talpina daug paslapčių ir ten visko gali būti. Aš nesu šalininkas net pateikti šitokių teorijų, kaip atsispindi šitam vaizde, bet... Prašau. Yra tenais. Bet ką būtent ufologija turi kokį dalyvavimą šitą teoriją, tai kad kalbama, jeigu ten yra nors kokia užsilikusi civilizacija, kad ir maža grupelė, sakykime, tokių išminties brolių, kurių, kaip teigia istorija, Nikolajus Rerichas, žymus Rusijos dailininkas, mistikas, jis irgi keliavo į Tibetą ieškoti kontakto su Šambala, čia yra jo knygos susijęta su to, jis už mano netgi užsiėmė to channelingu vadinamu, ką mes gal aptarsim trumpai taip pat. Jie matė taip pat skrenčius objektus keliaudami kalnuose, kas sieja galbūt šitą dalyką su ufologija, kurią mes aptarinėjom šiandien. Kaip ten bebūtų, tai galimas daiktas yra vieta, kur išlikė, ar kažkokios čia hipotetiškai, liekanos išsivyščiusios civilizacijos, gal nuo Atlantų laikų, nuo kažkokių laikų, ar tiesiog yra, jeigu būtų taip, kad kažkokie būtų civilizacijos nežemiškos, kurios kontaktuotų su Žeme, galbūt jos turėtų savo bazės, galbūt, kai kuriuose vietose ir, sakykime, Tibeto labai tokios sunkiai prieinamos vietos kalnuotose vietovėse būtų puikiai iš tikrųjų strategiškai bazė, sakykime, objektams, kuriuos leidžia. Taip pat kaip Arktika, į kurią, čia kaip buvo minėta gal ne kartą, kad net nacijų vadovybė tuometinė siuntė ekspedicijas. Jis siuntė ekspedicijas ir į Tibetą, ir Indiją ieškojo, čia mes praeitą kartą minėjom, bent kokių duomenų apie senasias išvystytas technologijas, kurių, aišku, jiems labai norėjosi gauti. Taip pat jie į Arktiką ir jie šitas visas idėjas galbūt turėjo minti net ir idėjas apie tuščiavidurę žemę, apie Agartą. Gal kur kas artimesnė tokiam filosofiniui suvokimui prasmingesnė ir šiaip realesnė idėja yra apie tokį savotišką sąmonės tinklą, kuris apjungia visą Žemę ir išeinant iš to į idėją apie Žemę kaip vieną gyvą organizmą taip pat. Taip kaip mes esam, sakykime, organizmai, taip ir Žemė vėliausiai yra viena vientisa gyva sąmonė, taip pat lygiai. Kaip tą mes besuprastume. Ir toks sakralinės geometrijos tinklas teigiama yra tiksliausia, kas atitiktų tą tokį paliudymą galbūt ir sąryšio mūsų žmonių su Žeme ir to bendro egzistavimo kartu. Tai yra F-grid, vadinasi angliškai tas terminas, kas čia pavaizduota, sąmonės pavadinkim tinklas, kuris mums duoda irgi daug naujų idėjų apie tą egzistavimą ir veda labiau prie to, kad mes taip pat esam tada visi vientisa, viena sąmonė, kaip kad o rytų mistikai labai pritartų ir teigia tą daug jau šimtmečių atgal, tūkstantmečius galbūt. Teigiama, kad mokslas eina prie to, toks jau pats progresyviausias, kur tik laboratorijose tyliai tarpusavį žmonės kalba,
į viešumą dar neneša, jie eina prie to pripažinimo, kad toks dalykas tikrai turi egzistuoti. Buvo įdomus eksperimentai, galim gal dar paminėti net smulkiau. Toks vadinamas 100-osios beždžionės efektas, kai buvo tyriamos viena beždžionių gentis, aš pabandysiu trumpai, kiek galiu atsiminti tą, ir kažkokį jos įgūdį naują surasdavo. Tam tikrų būdų kažkokį bananą išplauti. Ir jas pamokė, taip ir viena, kita, trečia jas pradėjo daryti. Teritorijų, kur, sakykime, sudarytų iš atskirų salelių tokių vandeninė. Aš dabar galiu tiksliai nepataikyti, kur, bet čia įsivaizdavime, bet pas principas tikrai toks buvo. Ir po kurio laiko kita grupelė beždžionių staiga ėmė ir išmoko ir pradėjo daryti tą dalyką. Nors jų nieks nemokė, specialiai nieks neparašė, nieks nestebėjo. Ir taip po kurio laiko tolimesnėje teritorijoje gyvenanti tos pačios rūšies beždžionių grupė, po kurio laiko taip pat staiga pradėjo tą daryti. Taip pat ir tas plėtėsi kaip kažkokia nematomas virusas, sakykime, toks populiarus žodis buvo čia prieš porą mėnesių. Tai išsiplėtė ir staiga visa ta beždžionių gentis išsidėšusi po plačią teritoriją, staiga visi tą įgūdį pradėjo puikiai naudoti ir elgtis lyg būtų pilnai įsisavinę, nors tik nedidelė grupė buvo mokoma. Ir nuo tada mokslininkai, kaip teigiama, tyrinėja šį visą įvykį specialiai gal jie. Aš nežinau, kokiu būdu jie darė, ar jie netyčia prie šitokio eksperimento, ar jie specialiai netgi bandė ieškoti tokio tinklo sąmonės. Ir jie tikrai suprato, kad jis yra. Jiems buvo akivaizdu, kad kažkas tokio nematomo sieja sąmonę tos konkrečiai beždžionių gentis, kuri kaip kompiuteriniai tinklai mūsų dabar jau kasdieniniam gyvenime. Tiesiog perdavė tą informaciją ir kažkokiu būdu jos kiekviena gali jau prisijungti, jie nereikia apmokyti, reiškia, mes žinom tą iš bet kokio analogijų su kompiuteriniais tinklais ir galim labiau neišsiplėsti, bet idėja tokia ir teigiama, kad, aišku, čia labai supaprastintai galbūt, kad tiesiog žmonių sąmonė turi šitą dalyką, turi tą galimybę būti pasijungusi į tinklą ir galbūt mes tik nežinom tai, kad mes tikrai esam tam vienam tinkle ir, aišku, labai priklausomi, esam vieni nuo kitų, kas, aišku, labai yra tikrai akivaizdu įsigilinus į gyvenimą įvairiais aspektais, kokiais tik nori, psichologiniais, socialiniais ir įvairius kiti dalykai, tos sąryšio, tos priklausomybės įvairiausiose gyvenimo sferose mums galėtų byluoti šitą dalyką. Tai ši idėja svarbi galbūt einant toliau ir dar paminėti gal tokį šalia to dalyko, kuris, aišku, iš pirmo žvilgsnio atrodo, gerai, čia gal mes visai nukrypom konkrečiai nuo ufologijos aptarimo, bet čia gal einant prie to yra, kad dar prisiminti apie pačią tada jau tikrovės sandarą bendrai, jeigu mes jau kalbam apie sąmonę, apie idėją, kad sąmonė yra kaip žmonių, tokia vienatinė ir mes visi esam joje ir kažkuria prasme mes iš esmės esam viena sąmonė, tik tai dabar išgyvename, einame tokį gyvenimo laikotarpį, kur mes suvokiame save pilnai atskirai kaip individumai, kaip fizinio kūno asmenybės, kurios keliauja per gyvenimą. Ir kartais yra tik tai tuo, mes galvojame, esame tik tai tuo. Ir tas, aišku, čia aš kalbu apie tai, aišku, čia pakankamai lyg nukrypimas nuo mūsų pradinių temų, bet čia einama prie to, kad visi šitie dalykai, aš taip įsivaizduoju, jie yra tam kelyje gilesnį supratimą tų problemų, jeigu mus domintų, įsigilinti į ufologinės problemas arba tas problemas, kuris iškelia ufologiją. Ir mes norėtumėm jas išspręsti, labiau jas suvokti, mes neišvengiamai turim prieiti prie šitų sampratų, nes yra dalykai, kurie mums užsidaro prieš nosį, mes negalim suvokti iki galo jų, arba tiesiog mes priversti arba patikėti aklai jais, arba atmesti juos pilnai, sakyti, ne, čia ne ta teritorija. Ir ne mūsų tikrovė, kaip sakė, ne mūsų pasaulėžiūros, galim pasakyti. O galim žiūrėti į tai, kaip mes dar galim pažvelgti į savo pasaulėžiūrą. Galbūt tai duos mums naują visai požiūrio kampą ir į tas ufologinės problemas. Taigi, tokiu būdu mes einam toliau ir dar prisimenam apie pačią tikrovės sandarą, kuri yra, kai mes išskaidom jau objektus, daiktus, materiją galiausiai iki molekulių ir mes prasimušame į atomą, kuris buvo suprantamas, tai galvojama, kad bus atrastas kaip koks materijos gumulas pats mažiausias. Ir staiga visam mokslo šokui buvo atrasta, kad atomas viduje visai netoks dalykas. Ir net tokia paprasta humanitaro akim žiūrint į atomą galima, nenori pamatyti analogiją ir kažkokį panašumą bent jau su kosmosu, kaip ten bebūtų. Tai yra tikrai kažkas skraido vieni apie kitus. Reiškia, kaip jūs gerai žinote, protonai, elektronai, protonai su neutronais sudaro, tai branduolys skraido
elektronai. Visa tai yra erdvėje, visa tai vyksta erdvėje, kurios mokslas buvo šokę, kai jie suprato, kad tai yra erdvėje, kas ta erdvė yra iš tikrųjų. Galiausiai mes vien tokiu būdu, kuris absoliučiai oficialus tikras ir tai jau apie šitą tokią naują požiūrį į pasaulio tikrovę, apie tai BBC yra laidos, ir tai jau yra pakankamai toliai einama su tuo. Ką beje gali puikiai šiandien pasakyti be jokio užsimąstymą ir pakankamai paprastai, bet koks rytų religijos adeptas. Pasakyti, žinoma, viskas yra iliuzija, kad nereikalas. Jūs viską teisingai sakot, sakyti, taip, viskas yra iliuzija, viskas yra absoliučiai tik įsivaizduojama. Tie kieti, tvirti, tikri objektai yra dėl to tokie, kad tai yra mūsų sąmonė. Galbūt kiek tai galima būtų, aišku, akivaizdžiai yra kažkokios sąsajos su tuo, ką mes kalbėjome apie tą sąmonės tinklą, ar tai bent jau verta tą patyrinėti giliau. Ir su tuo, ką sakome dabar, kad tai mūsų sąmonė susitarimas, galbūt sukuria tą tikrovę, kurioje mes esam čia. Ir tai yra tikrovė yra kaip dažnai lyginama, kaip kokia radijo laida, kaip lygtai mes būtumėm imtuvai tam tikro dažnio, nes ir sako rytų meistrai, viskas yra vibracija, viskas yra dažnis, arba netgi kartais sakom, viskas yra garsas, viskas garsas, štai tokia svarba garso yra daugelį kultūrų, daugelį religijų. Ir čia labai aišku, taip irgi vėl, humanitaro žvilgsnių galima būtų taip jau pabandyti supaprastinti, pasakyti, kad yra šviesa, kaip dažnis, kaip fenomenas bendrai, kur yra figūruoja iš tikrųjų religinėje simbolikoje šviesa, tai yra ir sukūrimas, ir dieviškumas, jis visas eina šio pavadinimu, jis labai puikiai dalyvauja visoje religiniai mystikoje, bet taip pat ir moksle puikiai dalyvauja, nes šviesa iš tikrųjų yra gryniausias informacijos nešėjas, kokį mes galime susumuoti ir taip, aišku, čia gal kiek grubiai apibendrintai pasakyti, bet tai šviesa tai yra vibracija ir kažkuria prasme aukštesnės oktavos negu garsas, bet tikrai kažkuria prasme yra, čia jūs matote lentelę, kurioje tai skirstoma ir tas bent sąryšys, tas visas vientisumas šito dalykų yra akivaizdus ir dar tos vibracijos, jeigu jos eina tankesnės, jos gali virsti tuo, ką mes priimame kaip kieta, tvirta materija ir galiausiai viskas yra vibracija ir kaip prisiminę atomą, prisiminę tikrą medžiagos sandarą ir visų medžiagų sandarą mes galim dar kartą susivokti. Aišku, tas dalykas gali išmušti iš vėžių, galima galvoti, o kas tada, jeigu mes giliau eisim į tai, bet tačiau tai duoda mums tokį naują tikrumą ir tų mistinių mokymų, tai bent pas mus taip vadinama. Svarbia dalimi, žinoma, yra žmogus ir jo ta tokia nematoma sandara, kur yra, kaip aišku visiems gerai žinoma, jums aš manau, čakros kaip tokie energijos centrai, kur yra 7 ar 12, čia priklausomai nuo tradicijos ir jos yra kaip sukibimo taškai tų tokių labiau grubių kūnų ir subtilių žmogaus kūnų. Kaip teigiama, būtent tų kūnų yra daug daugiau negu fizinis. Ir fizinis tai yra toks jau, dėl kurio jokių ginčių nėra niekam, jis tikrai yra, mes tai matom, jis puikiai suprantamas. O tie kiti visi kūnai, na ir čia vėlgi, bent lietuviškai literatūrai nėra tokios tikslios tradicijos, kaip juos tikrai visus vadinti, ir gali būti irgi 7, daugiau, ten mažiau tradicijose, už tai mes absoliučiai tą galim dabar jau ir negalėtumėm gal gilintis, bet tiesiog mes, kas mums svarbu čia paminėti, bet mano manimu, tai yra tai, kad yra fizinis kūnas ir astralinis kūnas tose mokymo tradicijose. Ir nebūtinai rytų, aišku, ir tose senose šamanistinėse kultūrose, kitose pasaulio kampeliuose, taip pat jau yra atitinkami tam tikri požiūriai ir mokymai būtent apie tokią žmogaus sandarą. Ir mūsų atveju, čia galbūt galima būtų šalia to, aišku, kažkokios sąsajos su to, ką mes kalbėjom apie tikrovės sandarą, apie šitą žmogaus sandarą, kadangi ir, kaip teigiama, visas tas netgi matematiškai, ar tas sakralinės geometrijos prasme, visatos sandara, netgi mūsų Saulės sistemos sandara, visa atsispindi žmogaus kūno sandaroje, ar tokia jau labai tiesioginė prasme, netgi ir ten iš tikrųjų organai tam tikri yra susijęti su tam tikra planeta, ir su ta mistinė žmogaus sandara, sakykime, su tais kitais kūnais taip pat tai dar labiau susijęta. Visa tai yra tokiose sąsajose, kad iš tikrųjų mes nenori daugiau vis galim galvoti apie tą vientisumą visa ko, kas supa mūsų ir ką mes tyrinėjam. Ir aš manau, tai galėtų, čia nėra paskaita grynai tam skirta, bet tai galėtų labiau galbūt geresniu būdu įvesti tas problemas, kurias mes sakėm pirmoje paskaitoje. Ir šiuo atveju astralinis kūnas. Astralinis kūnas, kaip teigiama, jisai gali atsiskirti nuo fizinio kūno laikinai,
arba jau kai baigėsi žmogaus gyvenimas fiziniam pasaulyje, bent jau ilgesniam laikui, kažkuriam laikui. Mes žinome iš daugybės paliudijimų ir galbūt asmeninių patirčių, netgi jūsų, kad astralinis kūnas jis tikrai gali atsiskirti. Ir tai dažniausiai mums tai sutampa su miego fazė, tai mums atsispindi kaip sapnai. Mes galvojam, kad sapne, mes sapnavom taip, kad mes ypatingai skraidėm, kad mes taiga pasijautėm atšokę ar išliekę bent keliom sekundėm, atsitraukę nuo savo kūno, kas čia per reiškinys, likti mano sąmonė visa, kaip koks kokonas buvo atsiskyrus ir vėl grįžo atgal. Ir tokie dalykai, jie yra fragmentiški, jie daugelių žmonių yra patirti ir dažnai, kaip minėta, tapatinami su sapnu, bet jie yra ir kaip teigiama, nes yra mokymai, kurie labai išsamiai tą tyrinėja ir taip pat tai atsispindi ir senose, bent jau religinėse, mistiniuose mokymuose įvairių tautų ir kultūrų. Ką galima pasakyti apie astralinį, sakykime, kūną? Tai jis yra toks, kuris gali eiti kiaurai sienų, kiaurai stiklas, tai tarytum būtų tokia vandens skraistė, pro kurią galima praeiti. Ir panašus reiškiniai, kurie atspindi astralinį kūną, kaip esantį jau visai kito tankio, kuriame dalyvauja, jeigu mes kalbame apie žmogaus sąmonę daug labiau, nes tai yra žmogaus sąmonė, tuo kūnu nesibaigia žmogaus sandara, iš tikrųjų, kaip teigia būtent mokymai mistiniai, bet tai yra jau ten, kur sąmonė tikrai yra labiau, nes fizinis kūnas tai yra tik tai toks žmogaus valtis, kurios plaukia per gyvenimą, bet jame pačiame veikia tik tai tos biologinės funkcijos ir be sąmonės vadovavimo ten iš viso nieks neveikia. Iš tikrųjų, viską daro ta sąmonė, kurią dabar jau net ir mokslas oficialiai jau jie lokalizuoja kažkur, tai lyg tai bando ieškoti ir vis randa, kad jinai kažkur aukščiau yra negu kad fizinis kūnas. Tai ten pradžiai smegenyse kažkur, bet randa, kad kažkur jinai lokalizuojasi, tiesiog neįmanoma jos niekaip apčiuopti tų visais dabartiniais aparatais ir instrumentais. Bet neišsiplečiant, kas mums svarbu yra tai, kad tai gali paaiškinti, arba bent jau leisti pažiūrėti visai kitų kampų, daugybė pranešimų, kuriuos žmonės pasakoja apie susidūrimus su kito plano būtybėmis, kokios tai bebūtų. Netgi jeigu tai yra vaiduokliai, kai žmonės pasakoja. Bet galbūt ir tos, ką jie vadina nežemiškos būtybės, ar kito plano, kitų dimensijų būtybės. Jos pasižymi to, kad jos gali įeiti kiaurai pro sieną, jos gali netgi išvesti žmogų kažkokiu būdu kiaurai pro sieną. Ir neturint minty šito viso dalyko visai nežinot apie tai, aišku, tai būtų atmetama pilnai, bet mes pagaliau galim visai kitą, mano manimu, įgauti požiūrį į tai šitam kontekste. Mums svarbu būtų bent žinoti apie tai, čia pavyzdžiui, jeigu ruošiant ufologijos specialistą, kad klausant tų daugybės pranešimų, o tokių tikrai yra per visą istoriją ufologijos galybė pranešimų apie tai, kaip žmonės liudija, kaip jie mato būtybės, kokiu būdu įeinančius į šį pasaulį ir išeinančius, lygiai taip pat kaip skraido objektai, kurie yra lyg tai išnyktų iš vieno plano į kitą arba atsirastų iš vienos dimensijos į kitą. Tai yra vienintelis būdas, kaip teisingiau papasakoti, negu bandyti sakyti. Praktiškai tu gali pasakoti kaip apie stebuklą. Dažnai žmonės taip teigia, net ir video medžiaga taip liudija, kad objektas jis atsiranda ir išnyksta. Taip nesielgia jokie žemiški objektai, mums bent žinomi iki šiol. Tai yra grinai dalykas, kurį tu gali vadinti stebuklu, kaip senosios kultūros, arba gali sakyti, o tai taip, čia yra, jis perėjo į kitą dimensiją, arba tai astralinis planas, iš jo staiga išėjo, štai yra toks švytėjimas specifinis, būna dažnai aplink objektus, kurį kartais mato net apie žmogų, gali tam tikri žmonės, kurie mato auras, galėtų sakyti, taip, kažkas panašaus yra tenais. Kartais yra teigiama, kad gal panašiau yra žmogaus, jo ta nematoma dalis yra į tokį vaizdą, jeigu kažkas permatytų ta tokia nematoma žmogaus dalis. Kaip pavyzdys. Ir priminimas tų senų mokymų, kuriuos čia mes apeliuojame, kai kalbame apie tos labiau mistinius dalykus.